Kaip sužinoti savo svetainės raktažodžių pozicijas bet kurioje šalyje ir nemokamai, kaip mes visi mėgstam. Apie tai bus šis epizodas, taip pat atsakysiu į klausimą, kodėl pozicijos gali skirtis mano kompiuterį ir jūsų telefonė, arba kitaip pasakysiu, kodėl SEO agentūros ataskaitoje pozicijos gali skirtis nuo jūsų matomo, dažniausiai telefonė ar kompiuteryje. Apie tai bus šis epizodas, tai yra SEO trečiadienis. Mano vardas Vladimiras, Easy SEO rinkodaros agentūra. Pradėsiu nuo to, kad mes naudosime įrankį SEO Hero Ninja. Apie jį sužinojau iš Steve Toth naujienlaiškio. Labai rekomenduoju visiems, kas domisi SEO, prenumeruoti naujienlaiškį. Labai daug naudingos informacijos. Tai, tas įrankis man nebuvo žinomas, patikrinau, man labai patiko. Mes anksčiau naudojame Valentin app. Jie labai skiriasi. Ir parodysiu, kodėl šitas yra geresnis. Kaip jis veikia? Aš jau supildžiau, čia reikėtų suvesti raktažodžius, aš jau supildžiau raktažodžius, mes tikriname SEO optimizavimas, koks tinklapis easyseo.lt, search engine pasirinkau Lithuania Google LT, čia galima pasirinkti tikrinti šalyje ar net kiekviename mieste, jeigu nori. Ir tada reikia pasirinkti kalbą, nes labai svarbu, kad būtų toje kalboje, kur mes ieškom. Tada spaudžiam Go Check Rank, tam, kad taupyti laiką aš jau suvedžiau ir ką mes matom, kad 5 data centrai, tai yra domenų centrai, yra patikrinti ir atsakymai štai čia yra position 1 ir koks URL yra reitinguojamas. Čia yra serverio IP, Google serverio IP. Kitas serveris irgi duoda poziciją, yra 1 ir toks pat URL, position 1 ir matom 5 skirtingi IP. Tai yra skirtingi serveriai, duoda, sakykime, identišką informaciją. Bet svarbu žinoti, kad čia gali skirtis priklausomai, kuriame serveryje yra tikrinama. Čia gali būti, kad, sakykime, kažkoks serveris grąžins rezultatą position, gali būti antra pozicija arba trečia pozicija gali būti. Kodėl net Google serveriai duoda skirtingus atsakymus? Kaip ir paminėjau, kad paaiškinsiu, kame yra, ką reikėtų žinoti. Google nėra vienas kažkoks serveris. Google indeksas nėra saugomas viename serveryje. Mes, kai ieškome naršyklėje, suvedam google.lt arba google.com, mes suvedam į naršyklę kažkokią frazę, kažkokią raktažodį, ieškom ir priklausomai nuo Google serverio užimtumo, kaip algoritmas nusprendžia, jis siunčia tikrinti viename iš artimiausių vartotojų serverių. Pasimuliuokim, pavyzdžiui, serveris yra, mes ieškome Lietuvoje, serveris yra Lietuvoje, bet jis yra apkrautas. Tarkim, jis būtų pirmas tas IP. Jeigu tas serveris yra apkrautas, Google gali nusiųsti savo užklausą į kitą serverį, pavyzdžiui, jis yra Lenkijoje, bet ten yra šiek tiek kitokia informacija, gal ten vėlavo atnaujinimas, gal indeksavimas ten vyksta kitokiu laiku. Tai gali būti priežastis, dėl ko skiriasi pozicijas, bet gali būti ir dar dėl vienos priežasties. Google atlieka eksperimentus, pavyzdžiui, išleidžia atnaujinimus, gali atlikti arba eksperimentą, arba bendras algoritmo atnaujinimas, kuris beje vakar prasidėjo, spam, čia bus rugpjūčio spam update, tas globalus atnaujinimas, apie kurį dabar visi kalbės. Gali būti, kad viename serveryje atnaujinimas jau įvyko, algoritmo atnaujinimas, kitame dar ne. Dėl to laikinai gali skirtis pozicijos. Taip pat taisyklės galioja ir tokiems rank trackeriams kaip Ahrefs arba kiti mokami rank trackeriai, kurie naudoja panašų principą. Dėl ko jie gali rodyti skirtingai nei pas jūs yra telefone arba jūsų kompiuterė? Dėl to, kad jie gali tikrinti specifiškai keliose serveriuose ir rodyti vidurkį, arba jie gali tikrinti tik vieną serverį ir visą laiką traukti pozicijas iš jo. O jūsų tikrinimas gali vykti iš, sakykime, jeigu mes dabar pamatėm, čia yra 5 serveriai, bet gali būti, kad gali būti panaudojami ir daugiau nei 5, gali būti ir 10 serverių panaudojama. Priklauso, kaip Google'as nuspręs, iš kurio serverio jis nori tikrinti informaciją. Tiek naujienų šį kartą, tikiuosi, kad tai buvo naudinga. Jeigu naudinga, spauskite like, jeigu nenaudinga ir norėtumėt mažiau tokios informacijos, visiškai nenaudinga, paspauskite dislike, pakomentuokite, patiko, nepatiko, kokie klausimai dar neatsakyti ir tada susitiksim kitą kartą. Iki.